Sudėjom čia cibulioką, posi baltąjį svogūną, česnaką 3 skiltelės, šampinjonų, koks 150 gramų, jau sukėps neblaba besimat, ir paprika, nedidelė paprikytė raudona. Pakepinam biškį ir ką, kad čia jau gerai, ir užpilam pasiruoštą buljoną. Taip, tai dabar sudėsim dar jūros gėrybių, tokių ir krevečių. Įdedam kario pastą, kuri priduos matsnumo. Šitokį išpos pakelį. To pakelį užtenka 2 kartą. Ir įdedu čia rameną makaroną. Kiti nemėgs dėti vidų, aš mėgstu dėti vidų. Kiti atskirą tiesiog išsiverd. Gal dėti ryžių makaronus. Ir finalinis akcentas – kokoso pienukas. Pirštus. Nusidažo sriubytė. Dar vos virtelių ir valgom. Skanaus.